Taigi, World Robot Boxing 2 robotai yra gana stiprus ir pats silpniausias iš jų yra Albino. Albino turi ilgą kaklą. Iš tikrųjų, jis nėra labai didelis robotas. Štai. Ir toliau mes turime ekskavatorių. Ekskavatorius iš tikrųjų atrodo, nelabai draugiškas. Per Minecraftą gal jis netrodo taip klaikiai, bet per žaidimą patikėkite, jis nėra labai draugiškas. Ir štai trečios vietos World Robot Boxing 2 robotas yra Abandon. Štai, galite pasiskaityti. Ir pagaliau priėjome antrąją World Robot Boxing 2 vietą. Tai yra Touchdown. Ir Touchdown iš tikrųjų yra amerikietiško futbolo žaidėjas robotas. Štai. Ir pagaliau paskutinis robotas ir pats galingiausias robotas, spėkit kas? Žinoma, Zeusas. Jis taip pat valdomas raudonakmeniu ir jis yra visos lygos nugalėtojas. Žinoma, galvą galima daryti kokią norit. Tai, štai pasiskaitykite. Ir mes pagaliau priėjome generatorius. Štai pirmasis generatorius, tai svirtis. Čia yra robotų generatorių ir visokių kitų daiktų parduotuvė. Štai svirtis. Kas norite naujų, čia galima nusipirkti. Ir štai čia visos šios spalvos, kurias jūs pamatėte, yra robotų galvos ir dalys. Daleiskim, Zeusui galime uždėti raudonas rankas, galvą ir panašiai. Dar vienas generatorius šioje parduotuvėje yra lipnusis stūmoklis ir paprastasis stūmoklis. Kam atsibodo lipnusis, gali nusipirkti paprastąjį, o kas nusipirko paprastąjį ir jam jis atsibodo, gali ir vėl nusipirkti lipnųjį stūmoklį. Ir paskutinis šios parduotuvės dalykas yra raudonakmenio generatorius. Čia jis yra iš grupės geresni generatoriai. Štai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mano naująjį video. Laikykit, subscribinkit, prenumeruokit, komentuokit. Ir kitas video bus su geresne parduotuve. Aš jau ją pradėjau statyti. Ir gal galėtumėte man pasiūlyti robotų pavadinimus arba kaip juos statyti. Parašykite į komentarus ir palaikinkit šitą video, nes kitoje parduotuvėje bus mano sugalvoti robotai. Su jumis buvau aš, Deividas, ir aš atsisveikinu.